Taigi sveiki, šiame vaizdo projekte jums parodysime, kaip sudauginti dviženklius skaičius iki 100 ir triženklius skaičius nuo 100. Taigi visų pirma sudauginsime 21 kart 31. Taigi duodame jums 10 sekundžių pagalvoti. Taigi teisingas atsakymas buvo 651. Jeigu radote šį atsakymą, jūs tikrai mokate taip greitai naudoti skaičiuotuvą. O jeigu ne, leiskite jums parodyti, kaip tai sudauginti per 10 sekundžių. Taigi iš pradžių reikia sudauginti 2 ir 3. Taigi 2 ir 3 yra 6. Paskui reikia palikti vieną laisvą vietą antrajam skaičiui. Ir paskui sudauginti paskutiniosius skaičius, o tai yra 1 kart 1 yra 1. Kad gautume antrąjį skaičių, yra labai paprasta. Tik tai šiek tiek kitaip. Reikia sudauginti išorinius skaičius ir vidinius skaičius. Taigi, jeigu sudauginsime 2 kart 1, yra 2. Ir sudauginsime 3 kart 1, yra 3. Taigi sudedame 2 ir 3. Yra 5 ir gauname 651. Kad gerai sumintumėte, padarysime dar vieną pavyzdį. Labai paprastą pavyzdėlį. Taigi šį kartą sudauginsime 43 ir 21. Taigi duodame vėl porą sekundžių pagalvoti. Taigi, vėl parodome, kaip reikia tai padaryti. 4 kart 2 yra 8. O 3 kart 1 yra 3. Vėl paliekame laisvą vietą. Dabar reikia sudauginti vidinius skaičius ir išorinius skaičius kartu ir sudėti juos. Taigi, 4 kart 1 yra 4, o 3 kart 2 yra 6. Juos sudedame ir gauname 10. Kadangi 10 yra dviženklis skaičius, o yra tik viena vieta, reikia įrašyti į tą vietą, kurią palikome, reikia rašyti 0 ir prie 8 pridėti 1. Ir gauname 903. Taigi, matote, kaip parašomas 0, pridedamas 1 vienetas ir gauname 903. Gerai, dabar dauginsime triženklius skaičius. Kaip matote, pasirašau 121 kart 310. Dabar, kai jūs išmoksite skaičiuoti triženklius skaičius, jūs skaičiuosite maždaug tokiu greitumu, bet skaičiuotumu. Ir kaip matote, vos per kelias sekundės gauname tokį skaičių 37 510. Dabar tuoj parodysiu, kaip tai visą daroma. Čia išsitrinam.